Ataskaitos apie nuomos kainų pokyčius kliento objekte kuriamos per kairiojo meniu skiltį Kainos. Atidarius kliento objektų, kuriam bus formuojama ši ataskaita pasirinkimo puslapį. Paspaudus mėlyną mygtukėlį atitinkamo kliento objekto eilutės stulpelėje Veiksmai atsidarys ataskaitos puslapis apie nuomos kainų pokyčius klientų objekte. Puslapio antraštėje matome, kuriam klientui ir kuriam šio kliento objektui buvo suformuota ataskaita apie nuomos kainų pokyčius. Paspaudę šiame puslapyje mygtuką Judėjimas galime atidaryti judėjimo šiame objekte puslapyje atskirame naršyklės lango skirtuke. Jei dirbdami naudojame 2 ar daugiau monitorių, galime palikti šios puslapius atidarytus kaip atskirus naršyklės langus skirtingose monitoriuose ir matyti abu puslapius vienu metu. Kliento objektų nuomos kainų pokyčių ataskaitos puslapyje pirmoje lentelėje, kurios antraštės fonas yra pilkas, pateikiami pradiniai ir naujausi duomenys apie pastolių komponentų kiekį ir nuomos kainą. Pradinių duomenų šaltinis yra perdavimo aktas ir sutarties priedas, iš kurio sudarytas šis perdavimo aktas. Pastolių komponentų kiekio ir nuomos kainos pokyčiai atsiranda dėl pastolių komponentų grąžinimų ir pardavimų. Kiekvieno grąžinimo ir pardavimo duomenys bei dėl jų atsirado pokyčiai pateikiami antroje lentelėje, kurios antraštės fonas yra mėlynas. Iš šiam objektui būtų 2 ar daugiau perdavimo aktų, kiekvienam perdavimo aktui būtų suformuota lentelė su pilku antraštės fonu, o po šią lentelė su mėlynu antraštės fonu su atitinkamu grąžinimo arba pardavimo aktų duomenimis, bet tik tų, kurie turėjo įtakos atitinkamam perdavimo aktui. Gali būti, kad bus 2 perdavimo aktai ir 1 grąžinimas. Tada to grąžinimo duomenys bus paskirstyti 2 lentelėse su mėlynu antraštės fonu, kurios bus atitinkamo perdavimo akto lentelėmis, kurių antraštės fonas bus pilkas. Lentelė su mėlynu antraštės fonu turi stulpelį Veiksmai. Paspaudus mažą mėlyną mygtuką atitinkamos eilutės stulpelėje, ant kurio užvedus pelę matomas tekstas išsamiau, atidaromas išsamios ataskaitos puslapis apie nuomos kainos pasikeitimą susijusi su tos eilutės grąžinimo ar pardavimo aktu. Peržiūrėjus šią informaciją programos puslapyje, jei klientas pageidauja gauti, galima sukurti Excel formato failą su šios ataskaitos duomenimis. Paspaudžiame mygtuką Formuoti dokumentą ir ataskaitos failas įkeliamas į kompiuterį. Paspaudžiame mygtuką Grįžti kainos pokyčių objekte puslapį ir reikia peržiūrėti kitų lentelės eilučių, kurių antraštės fonas yra mėlynas, detalios nuomos kainos pokyčio ataskaitos puslapius. Bei sukuriame Excel formato failus su atitinkama ataskaita.